Sveiki gyvi, čia vėl Saulius Šarkauskas ir tavo namai Kipre. Seniai buvau išėjęs į eterį, dar tokią vieną norėčiau niuansėlį apkalbėti šiandieną, tai kaip dirba agentūros licencijuotos Šiaurės Kipre, kurioje aš taip pat turiu ir sutartį pasirašęs su agentūrom, su kuriuom dirbame. Tai pirmiausiai, kurie klientai nori pirkti butus Šiaurės Kipre, tai pirminė tokia būtų telefono konsultacija. Sakyčiau, kad nereikėtų čia važiuoti iš pradžių, arba atvažiavus nežinoti, ten blaškytis po visą salą ir kažką apžiūrinėti ir gaišti laiką. Tai sakyčiau, reikėtų gal telefonu pirmiausiai suskambinti, apsitarti maždaug kokią sumą orientuojatės išleisti būsto pirkimui, kokią lokaciją maždaug, jau mes padėsime, aišku, pasirinkti šitą vietas, jeigu norit gyvenimą ar nuomai, ar tiesiog investicijai nupirkti, vėl patarsim, kokioje vietoje čia geriau būtų, kur geresnis nuomos, kur geresnis likvidumas pačio būsto, kad paskiau parduoti nebūtų bėdų. Tai va, pirmas toksai niuansas būtų pirminė konsultacija telefonu. Paskambinam, pasišnekam, maždaug mes žinom, ko jūs norite, per laiką kažkokį tai mes bandom atrinkti jums kažkokius parangesnius variantus, pamėtysim gal kokių video, gal foto padarysim, kažkokius tai parodysim, kaip jie atrodo, domina, nedomina, maždaug pasižiūrėsim, kad būtų daugiau aiškiau. Na ir po to, ką darom, skrendam į salą, nes netvykę jūs, sakysim, jeigu dar nesat buvę Šiaurės Kipre, tai reikėtų kaip ir atskristi. Tai kaip ir agentūra dar organizuoja nemokamus turus, 3 dienas apmoka jums nakvynę, pasitinka oro uoste, apgyvendina, atsiveža, sakysim, jeigu įsigijat nekilnojamą turtą, tai palydi jūs taip pat iki pat oro uosto. Jeigu neįsigijat, važiuojat patys, transferį užsakom ir jūs važiuojat už savo jau pinigus. Tai va, pažintinė kelionė kaip ir būtina, sakysim, atvažiuojat, pamatot gyvai tos pačius būstus, ką mes jums siūlėm, gal dar kažką tai daugiau jums patiks, kažkas tai kitko. Tai kaip ir bus daug lengviau išsirinkti jums patiems. Tai va, atvažiuojat, apsižiūrim, kažką tai pasirenkam arba nepasirenkam, patinka, nepatinka. Čia niekas nėra įpareigotas pirkti. Jeigu patinka, investavimas tai jums yra į nekilnojamą turtą, tai perkame. Jeigu kainos tinka, nepatinka, neperkat. Tai po to jau žiūrėsim, kad jau, jeigu jau kažką išsirinksit, tai tada to objekto juridinė patikra vyksta. Patikrina advokatai, kad nebūtų skolų, kad statytojas įvykdys savo įsipareigojimus. Tarp kitko, agentūros, su kuria dirbtumėt, sakysim, kaip ir mūsų agentūra, garantuoja sandorio, kaip ir pasakius, garantijas duoda, apdraudžia jūsų perkamą turtą 400 000 eurų. Jeigu kažkokius sandėris nepavyktų, ar statytojas nedastatytų iki galo, jūs nudegtumėt nuo to, tai čia jūs turi draudimą, kurie turi būtent agentūros licencijuotas. Čia mažai kas taip pasiūlytų jums. Čia yra keletą tokių agentūrų iš kokių 20 ar 30, kiek čia jų yra prisikūrusių. Tai kurios gali pasiūlyti tokius draudimus, kad jums būtų be baimės, nebūtų baimės tokios, kad nedastatys jums būsto, paims pinigus, depozitus ir teps slides. To neturėtų būti. Jeigu agentūra apsiėmė sandorio apiforminimą, tai jums garantuoja, kad sandoris arba įvyks, arba neįvykus jums grąžins pinigus. Tai 100%. Tai va, patikrinus jūsų būstą juridiškai, ar jisai visas tvarkingai, ir tie žemės išpirktos yra, kaip dabar baiminasi, kad žemės jūs kažkokio graiko bus ir atims iš jūsų, tai turi viską patikrinti juridiškai.
Nu, po to, jeigu jau kažką pasirenkat, įsigyjat, tai toliau vyksta tai sandorio apiforminimas. Sandorio apiforminimai, tai įnašas 30-35%, depozitą įnešat. Jeigu į statybas investavo, tai matysim kontrakte, kiek bus parašyta, per kiek laiko pastatys objektą, per 2 ar per 3 metus. Bus matyti, koks išsimokėjimas bus, jau norėsit išsimokėti dar 3-4 metam, gal 5 metam dar išsimokėti norėsit. Ten statytojas taip pat sąlygas sudaro tokias, ten dar 2-3 metam būna, kad ir beprocentinės, kiti paprašo 4 ar 5% metinių palūkanų, tai irgi nėra didelės palūkanos, tenai sumokėti dar jums apie 30% galutinio to įnašo už būtą, kurį dar galite išnuomoti, kaip ir raktus gaunat. Bet čia praeitose videose, kur buvo, pasižiūrėkit, ten viskas aiškiau jums pasakyta. Nu ir po to, pagalba dar baigs, sakysim, kaip sakiau, kai dirba agentūros, tai dirba jos visos nuo pradžių iki galo. Tai įsigijat būstą ir visuose etapuose, kiek tų etapų bus, kol ten mokesčiai kažkokie laiku ateina, vienas mokestis, kitų laiku ateina kitas mokestis mokėti, į pabaigą statybų ateina dar atsiranda mokesčių, kurios reikia damokėti iki galo. Tie mokesčiai yra ne iškart mokėti, išmėtyti po biškį. Iki, sakysim, kol jūs raktus gaunat, po to jums kas belieka įrengti butą. Jeigu jūs patys negalite važiuoti, taip pat agentūra jums padeda. Parenka dizainerius ir su jumis ar be jūsų į tą butą gali įrengti. Nuomai padėti, taip pat agentūros padės jums ir su nuoma. Parinks jums kažkokias tai agentūras, taip pat, kurios ir užsiema nuoma. Ir visas tolimesnis aptarnavimas, sakysim, kažkas atsitinka, jūsų ten nėra, taip pat skambinate į tą pačią agentūrą, per kurią pirkote būstą ir visą laiką agentūra jums padės. Nebus taip, kad numes. Visi klientai būna aptarnaujami. Na ir parašot įgaliojimą, sakysim, savo būstui, irgi taip pat galite įgaliojimą parašyti, kad prižiūrėtų jūsų būstą kažkokią tai agentūrą, su kuria pasirašėt. Taip kad trumpai tiek, neišsiplėsiu daugiau. Jeigu kažkokių tai dar klausimų kyla jums, norėtumėt kažko tai paklausti, rašykite, skambinkite. Visą laiką atsakysim, kokius klausimus, kokiu turit. Norit daugiau video sužinoti, spauskit patinka, followinkit ir visada padėsiu, kom galėsiu. Iki.